Tai nu Gvidas pjauna malkas. Sakau, kaip tu čia pjauni su tokiu pikliuku, nesuprantu. Su kairė sukau. Gali būti, kad aš irgi su kairė. Nuėjom gal 20 metrų nuo namų. Performanso nėra. Šiandien nusimato žvejyba. Draugas Ugnius išsitempė pažvejot. Bandysim pagauti upėtakių, kaip seks nežinau. Aš šausiu ant spiningo. Draugas muselinę įvaldęs. Įvaldęs? Tik taip atrodo. Taip tik atrodo. Žiūrėsim, kaip čia nusimatys. Bet telefas nebūtų nervus, kaip nekokiu. Tik pradėjom žygį, jau pamiršau daiktų, eilinį kartą. Turim fotą. Turim 2 dienas žvejybos. Šiandien apsišlifuojam. Pasibandyt, o rytoj nuo ryto į darbus. Tai dabar greit malkų, kol šviesu ir paliekam daiktą ir varom. Putlinam. Mister Ugniau, pristatyk mūsų. Čia Gvidas, čia galvadės. Nes žiūrėk pušelė. Kad mane nulaužtum. Čia jau mano kvadratinis metras. Tiek pigesnis negu Vilniui butai. Čia bus lauželis, kaip sakant. Turėsim tokią gyvenvietę. O ten va pelėdas gyvena. Parodysim pelėdas ir turim upę. Ten tai ir upėtakiai gyvena. Galėtų išlyst vienas ir pasirodyti. Nu, kokio dydžio upėtakių jau džiaugtumės? Ja, tai va tokį gal. Čia jau daug nori. Bet čia jau toks prabangesnis atrodo. Čia toks šitas kaip labiau žinomas atrodo. Čia kaip yra, taip ir yra, žinau, kaip anksčiau mačiau, taip ir likęs. Pelėdos? Gavom. Dovanėlių. Platas, tai čia žinok, čia sėdėjimui labiau. Eik tu. Nu blemba. Nu gal. Tai galim pasėdėti. Tai ima. Dirbam. Darbų vadovas pabūsiu. Tai nu Gvidas pjauna malkas. Sakau, kaip tu čia pjauni su tokiu pikliuku, nesuprantu. Kaip, ką tu čia padarai? Aš sakau, aš pastebėjau po to preito, kur pamečiau, jis daug kietesnis, jis taip nelinksta. Fiskaro, žinokit, nesiūlau. Aš tokį patį sulaužiau, jam tokį pat padovanau, nesiūlom. Labai stipriai. Fiskarą atsiprašykit mūsų. Arba remiat, arba, nu nežinau. Nu kažkaip. Kaip mazgą darai, nebeatsimenu. Darau tą... Čia buvo vyro, matai? Ne tavo sena? Tai yra buvo, šiandien atsimenu. Aš darau tą slankintį. Užsiveržia ir nebeatsiveržia. Ne, o gali tempti. Ai, kidamas. Neblogs. Nu taip ir yra. Buvo užkritęs praeitą kartą medis. Taip. Vyšk ten tempiu medį ir... Užkrito ant virvės. Skilpas pasidaryti ir prakiši ir tą tokį trigubą. Tuoj prakiši pro tento... Jo, pro tento šitą ir pakabinį. Abu? Va, kaip gražiai. Kaip čia padaryti? Protingiau. Kišk pro tentą. Šitą? Šitą pagaliuką pro tento kilpą.
Ir tada šitą pro takį. Blemba, bet jau tokį didelį pasidarei. Jo. Tai va, ne, padarysim. Laiko? Bus gerai, vėjo nežada. Čia realiai kalsiu su tolima virvė į tą medį, tau reikės su tolima virvė į tą medį. Aukštyn. No problem. Ugnius meškerę skolinam. Reikia jam dabar susidėti. O tai palauk, sakai, nuo dešinės kairės rankos priklausai, kurią pusę? Va, Airbnb čia? Yes, sir. Čia už 5 eurų naktis, noriu pasakyti? 2,5. 2,5? Nu tai... Nu, už 20 gal atiduosit. Nu, blemba. Žinokit, čia žuvis baidot. Aš su savo mėgmaišiais ir viskom, čia nei man patavų, nei šito pagalbas. Tai čia viskas apie natūralų būvį. Kažko čia Jau norėjai į mano norėjai mest. Tai kur? Draugelis. Tu čia jau buvo kiek laiko. Labai ją priveršti reikia. Kaip? Labai šitą priveršti Jo, reikia. kad nejudėtų. Tu dešinė rankis? Nu, labą dieną. O tai tu kairė rankis? Aš tai su kairė sukau. Gali būti, kad aš irgi su kairė. Jo, aš irgi su kairė. Tai man perdėt. Nu tai perdėdam, ką čia darysi? Nu, bet taigi gerai viskas čia sukasi. Ne, tai aš jau suturkiau. Jaugi? Nu, kaip ir neblogai atrodo. Nu vietos, tai čia belekiek iš tikrųjų. Esi didelis vyras. O tai pristatyks, kiek mėgmaišių miegos. Kiek reikia? Bus matyt naktį. Su 2 mėgmaišiais, tai gali būti, kad dar... Ne, nu tai palauk, tai aš tai pirmą kartą, tu tai prie -20 mėgojasi. Ne, nu bet tai aš norėjau, žinai, kažkaip gal... Ir dar turi kilimėlį padoro. Nu, aš čia tai taip... bardakiškai. Kažkaip atrodo, kad reikia ant šitos pradėti. Jo. Tokia Čia logiškai? nuojauta tavo? Logiškai skamba. Aš nežinau. Nu, tipo ant mažos, nes kai ant didelių dar, žinai. Nenori gauti didelę upėtakę? Ne, tai noriu. Tada imsiu šitą. Bet čia gal rytoj O pasilik. tai kur, palauk, o tai kur fejerverkai čia tie žadėti, žinau? Fire show kažkokie čia, fakelai, aš nesuprantu. Tai ugnies šou tai visada 12 valandą būna. Ai, 12. Bet o galima paankstinti, nes aš biškai anksčiau einu miegot. Nu, kur? Ai, geriau dar galima. Kokią rinksi? Šiaip pat nežinau, žinai dabar. Čia biškai gali būti ir giliau, tai gal reikia kokį neutralią jodą paimti. Tavo daryta? Jo, Visos tavo, palauk, beveik visos sakė, ne? šitą ne. Susparnį, tai pasaky. Oho. Tiesioginį. Tai kažkokį. Oho. Nutrūko. Eik tu. Iškart, bet tai taip lengvai nutrūko.
Blogas mazgas? Gal. Nu va ir pasidžiaugiau. Pirmas sukrė, out. Kaip žvejyba? Valas neperformina. Nuėjom gal 20 metrų nuo namų. Performanso nėra. Tai valas trukinėje reikia keisti. Nu tai tiek šiandien tos ir žvejybos. Nu ką, žvejyba. Tas draivas nepaėjo. Reikia šilumos. O, nepasiruošęs panas. Senyras, fat foodų. Pala, dar nedėk didelių. Aš kaip dešrelę kepsiu. O, prigeso. Palauk, apačia dar dega. Atkelt biškai gal reikia. Viskas pozna. Nebuvom pasiruošę. Kai ubagai. Nu, bomžaut pradėsim. Taip gaunas. Garuoja. Jo bliuduką jisai atsinešė jau ką tau čia dėt. O tai nereikėjo, tai sakė, pasiėmė lėkštą gauni maisto. Koks jūsų numeriukas užsakymo? 13. Žinokit, dar palaukti iki. O tai kiek man sakė, 15 minučių. O, žinokit, dar biškai palaukti reikės. Nu, kur tu čia daigi? Gerai, šiandien vakarieniai, drum rolls, jautienos, teikiukai. Bet tikiuosi išsikepsim skaniai, aš tai gamtoje nesu kepęs jau. Easy money. Easy money. Tai reik mėsgaliu. Kokį ir paslaptis gerai iškepti steiką? Pirmą turi jį užsizinti. Tai ką tai reiškia, kad tiesiog uždeginti. Ai, tą labai kaitintą? Taip, labai kaitinai, keptuvę, uždegini. Ir tada neišeina sultis mėsos. Lentelę va gerą turim. Ai, tu turi lentelę. Reikia ar jau... Tai gal jau užsisuksi, ne? Turbūt, kad jau žinok viskas jau. Taip, visi čia bus gerai. Post factum. Turim žesnako. Tai ką, tai imam steikiokus, suilinam. Vieną mėsą valgysim, realiai, ne? Biškį turim batoną. Geras garsas. Next step. Siela krūva sviesto. Česnako. Iš popetelių svyla. O jie ir butelio. Ir čebrelio. Sviestuko ant viršaus. Čia tiek vyksta vienu metu, aš jau pasimečiau. Tu nesiparink. Nesiparinau, aš tik pasimečiau. Blema, man ant galiau kažkaip daugiau užėmė. Palauk, supilu ir savo dar davirinu. Aš karočią be batų marinu. Ne, nu kai turi žmogus 2 miegmaišius, tai gali leisti savo tokias nesąmonės. Aš tik tai tausoju visą dabar šilumą. Nu tai viskas, žinok, reikia čia traukti ir valgyti. Traukim, valom. Batoną su sviestu. Skaniai. Tada man lėkštą. Gvinai, ką čia prisidėjai? Kokiu čia prieskoniu? Nu tai ką tu ten? Žemių privariau. Čia pipiras gal tavo? Toks. Ne. Negi žemių. Žinok, viskas gali būti. Ai, tai šia laipė jau.
Tai va dabar laikyk, va tai pakreipęs. Nu, manau, bomba bus, bet gali sugadinti bombą ant žemės. Žinok, reikia valgyti labai greitai. Nu, tai ragausi ar neragausi šiandien? Tai tu jau ragavai? Jo. Nu, kaip? Nu, blemba, gerai. Tokia biški yra tender, nu, tai kaip pasakyti, tokia. Ne tokia gal minkšta. Yra pakramtinti, bet skani. Kokį čia Sultinga. darai? Medium? Ha? Medium? Wow, dančia. Sultinga. Viskas, varom miegot mes ir čia stabdom kadrą. Stop. Labą rytą, išmiegota. Man eilinį kartą buvo vėsoka. Ugnių su 2 miegmaišiais nesušalo tikrai. Keičias biški planai, jaučiu, lėksim prie kitos upės pažvejot, nes šita labai gili. Rysim pabraidžiot. Nu, šef, mesie. S'il vous plaît. Ką valgom? Mėsgaliai sukietėję. Kalvukės. Kavukės. Pelenų prieskonių bus šį kartą. Kur mano lentelė? Reik? Sudeginai. Sudegino lentelę. Labai gerai degė. Tai palauk. Dziękuję bardzo. Upsi daisy. Kaip čia taip gavosi? Nesakyk, nuo kamerų viskas idealiai atrodo. Jeigu manęs nebandytų čia išrūkyti, būtų tobula iš viso. Pavalgėm pusryčius, susipakuojam tentus, reikia užsirišti naują valą ir varom kitą upelį tikrinti. O tai šitą negal palikti? Taigi sakau, seną paliksim ant jo užrišim. Ai, tai neperšim naujo? Ne. Tai šit senas nebus irgi čia baigė? Nesupratai vis tiek. Šitą seną paliksim, kad jisai būtų šiek tiek užviniotas ir ant jo mes pririšim tą naująjį ir jo. O tai čia neužtektų? Čia irgi mažai, ne? Ai, nu, žinai, čia su to tingi daryti. Vėl. Nesuprantu, čia valant valo riša ir po to nežinau, nereik čia perrišti. Nieko pagyvensi. Peilį gal kažkur šalia turi. Nu gal ir turiu, tau ne. Varom. Ačiū vietai. Nu viskas, atvarėm kitą upelį. Ir prisijungė dar vienas žmogus, nes mums padangas plyšo, atvežė zapaskę ir tuo pačiu pažvėjosim. Upė grūda. Varam patikrinti. Vidis
Praktikuojasi metimus. Ui. O, šaidžiai. Pagavau medį. O, labai maža vietos. Mes jaučiu čia kažkur kibimą turėjau. Tai reikia keisti musę ir pabandyti parsitempt kažką iš ten. Bandom šviesesnį. Terminatorius. Su greičio akinais pareina. Nu, kiek nutraukiai? Ne, man traukia. Šitą filmuoju. Kol kas nebuvo nei vieno net kibimuko. Jie du tai su museliniam, aš su spinningu, bet niekam. Gali būt, kad biškį atšalo vanduo ir gal ne tokios aktyvios žuvis, bet dar yra laiko, dar yra vilčių. Buvo traktorius išvažinėti tie, žinai, ir galvoju, čia iki kelieno, žinai, kai pradėjau smėkti, nesustojau, tai jau. Būna kartais tam tikrų zonelių. Realiai, mostas, ir tai va. Viskas iš alkūnės riešų. A, iš peties nelabai? Ne, va tai va, šis darau. Okay. Toks va. Realiai, tas šniūras šitas, jis yra sunkus. Aha. Tai tu jį kai mėtai, tai jis iš savo svorio tiesiog išeina iš to šito, nu, per šitos dalius. Ir ką tau reikia daryti realiai, tai tiesiog vat jį paleisti labiau. Meti, vėl paleidi. Meti, vėl išleidi labiau. Ir va tokiu būdu tas užmetimas ir vyksta. Taip, tokiu būdu tu ilgini tą savo šniūrą mėtamą. Ir žiūrėk, jisai visą laiką ore būna. Ir žiūrėk, mano kokie judesiai. Vos negi čia riešas. Žiūrėk, mano riešas. Gali? Labai minimaliai. Ir pažiūrėk, nereikia greitai ir staigiai. Išlėti. Vėl biškį buvo. Va. Bet kažkaip per toli ir toks Biškį prisitrauk labiau valo, nes per ilgą padarei. Tada toks gaunasi sau čia siūlos ir tada neišsitempia. Pasilik vieną, tiesiog ilgi ir pabandyk pamėti. Per žemai nuleidi mešką. Žiūrėk, va toks kampas. Biškiau paskubėjai, matai, susivelia jisai. Neišsitempia visas, tai reiškia, kad dar greit padaryta tokį. Arba neužvaikiai. Va, jo. Nuseksi toks vaizdas. Ką čia radom? Stumbro, kakį? Stumbro. Kaip mano galva dydžio. Sakė Ugnius, čia paleistų stumbrų yra. Tai radom. Ne stumbrų. Ko ten tokių? Nu stumbrų, ne taurų. Nu didelių karvių, žodžiu. Vakar šiandien potavom skaniai. Dabar tai man... Skaniai valgysim? Tai skaniai. Labai va. O dabar karinio davinio konserviukas. Koks konservos patiekalas?
Karštas patiekalas. Nežinau, kaip tau leidė būti dabar. Gerai, bet kol kas rekordas žuvų 0. Aš porą šakų ištraukiau iš ežero Porą dugno. šakų. Aš džiaugiuosi, nepamečiau nei vieno masalo. Man čia yra pasiekimas. Bet pavalgom ir šalam kokią upę? Skrobos. Bandysim kitą upę. 3 jau. Sako, įlipau, nebegaliu išlipti, gal galite taip padėti? Eik tu. Jo. Mūsų vienas žvejys kęsta pelkėj, bet čia nejuokinga pelkė. Tas buvo užstrigęs, einam gelbėt. Dabar ėjom gelbėt dar vieną. Bet tu taip per sekundę pusę ūgio praradai. Nu negal juoktis, aš ir prie praeitos upės ir čia irgi buvau susmygęs. Tai šiaip įdomiai pavaikščiot, bet kibimų nėra. Nu bet man čia pirmoji tokia rimtesnė žvejyba. Tai aš kažkaip ir nesitikėjau daug, nu tiksliau tikėjaus labai daug, bet suprantu, kad taip nebus. Nebereikėjo pagalbos ir išsikopanuoju pats. Tęsiam nuotykius. Nu, žvejyba į pabaigą. Šį kartą toks išėjimas į mišką atvirkštinis gavos. Pirmą įsikūrėm, po to darėm visus kitus dalykus. Nebuvo žuvies, bet džiaugiuosi bent jau tiesiog galimybę išeiti ir pabraidžioti čia po pelkynus. Tai šiandien tiek ir iki kitų kartų.